Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis ir vėl Ambalai. Susitinkame po vieno įdomiausių turnyro UTMA istorijoje. Su 8 praužė, su daug netikėtumų, ne viskas pagal planą, bet tikrai pamatėme gerų kovų ir šiandien mes aptarsime. Jo? Nu, aš taip pat taikiau, tai nežinau tikriausiai, ten spėliau tas folas, tai... Nu, tai tiek pat pataikė, kiek ir aš. 5%. Visos kovos tokios. Ką pasako, žinai, kad jau taip, jeigu jau taip logiškai mąstant nepataikai tų favoritai, nelaimi, žinai, ar kai kuriuose kovose favoritai laimi, tai, nu, geras tada turnyras, žinai, buvo lygios kovos, kur tu negalėjai, žinai, blaivių protų mąstant negalėjai nuspėti nugalėtą, žinai, tai tas va ir gal ir įdomu, žinai. Tai kitą kartą darysim kitaip. Prigersim prieš visus tuos ir blaivių protų nemąstysim, viskas nuspręsta. Tai ką, gal judam prie tų kovų, pasižiūrim, renginys truko labai ilgai, tai aš manau ne ką trumpesnis bus mūsų pokalbis šiandieną. Pirmoji kova, Kamila Naujokaitė ir Karolina Martusevičiūtė. Mergaičio akistata, atsirevanšavo? Pelnytai? Nelabai pelnytai, mano akim žiūrint, Tigranas per televizorių, kai klausiau kovų, tai irgi sakė, kad komentavo 2 raundus atidavė, bet nežinau, ar pelnytai, kaip tau. Man pirmas raundas tai tikrai buvo Karolinos, bet sekantis 2 raundai, antras tikrai Kamilos buvo, 3 raundas irgi Kamilos, man atrodo, nežinau, bet aš neteisėja, žinai, aš negaliu spręsti, bet man vizualiai atrodė, kad labiau gal Kamilas. Sakau, aš žiūrėjau gyvai, man atrodė taip, tu žiūrėjai per TV, šį kartą irgi, kaip suprantu, labiau Kamilas atrodė pusė, ne? Nu ja. Kažkaip atrodė, kad visa kova kaip ir diktuoja savo sąlygas, bet tai, nežinau, teisėjas matyti iš arčiau gal geriau. Gal daugiau pritaškavo, žinai, gal gerai, aš tai, žinok, visai patenkintas to sprendimu, nes, nu, dar kartą, reiškia, išvysime, nu, dar bus viena revanšinė kova, tikrai jau 100% tikriausiai, kad, nu, nes dabar 1-1, tai gal ir gerai, žinai, kad duos... Bet tai gal reikėtų plėsti jau tą merginų divizioną, tai 2 merginos tik tais yra, kai pas Lokį irgi dar sportuoja Eva Puidaitė, aš nežinau, aišku, tik tais ar tas pats svoris sutampa ar ne, bet, nu, tipo... Kažką galima, dar tikrai, man atrodo, yra merginų sportuojančių daugiau, tai ne vien per Lietuvą 4, 3, 5. Yra, bet maždaug, žinai, šitos 2 dabar jau ant didžiosios scenos kovoja, tai, žinai, tikriausiai ir kitom dabar spyrėsi užpakalį, kad haslinti, dirbti, arti ir nu, yra visos galimybės ir tik tai tu dirbk, žinai, tai va dabar labai gerai, kad matome, nu, ir vėl matysime tą, žinai, dar vieną jų kovą ir, sakau, gal kitos truputį merginos... Žinai, pasitems? Pasitems tikriausiai. Nu, gal tikėkimės. Ką, nu tai daug komentuoti iš tikrųjų neturime. Merginos parodė aršią kovą. Daug pareikalavo tikriausiai jėgų pirmas raundas, antras, nes trečiam jau kiek biškai pavargusios buvo, bet ko norėt, nu, aukštą intensyvumą pradėjo, aukštų tempų ir, nu, sunku tikrai išlaikyti 3 raundus aukštų tempų, plus dar jaunas, tai, nu, viskas ateitie, tai visą all good. Testų, tam geram kely išlikti. Tikimės dar išvysime. Ką, sekanti kova. Kova, kuri buvo apdovanota jau antroji vakaro kova, performance gavo, ne? Man atrodo, vakaro kova iš vis padarė, buvo Vitas gavo performance, o jau šito NATO kova tai 2 gubas buvo honoraras. Nu tai daugiau kaip ir nebuvo jokių nokautų, ne? Per visą kovą. Ne, nieko. Tik vienintelis nokautas, ne? Tai Natas Tupakas prieš Daniel Antropik. Nu ką? Aš galvojau, tai Antropik, žinai, aš čia. Nu, tai visi galvoja, čia kažkaip pridėjo, kad pas Antropiką daugiau patirties, bet iš tikrųjų tai pradėjo labai gerai lipti Antropikas tą kovą jų, bet Natas kažkaip, man ko jis ir patinka, kad jis turi tą šaltą protą kovoje,
Jis priėmė tos smūgius, biški atsitraukė, šaltai ir davai pradėjo dirbti. Nu ir ką pamatėme. Nu, Tas darbas atsipirko. Kažkaip Daniel Antropik, tai man per daug pasitikėjimo savim gal tokio kažkokio perdėto, gal buvo, gal nuvertinęs iš jo savo priešininką. Nemanau, kad nuvertinę, žinau. Tai kažkaip, kad net nelabai tu, ar tiesiog smūgis gal labiau nuvertino, žinai, NATO. Nežinau, nes kažkaip labai su pasitikėjimu bandė visus priimti, jokių išvengimų nedarė, žinai, tų smūgių, tai visus susigėrė ir, nu, aišku, ten tas toks išmetė Natas iš prasisukimų, žinai, tą tokį barzdą tiesiai į barzdą. Tai tikrai su netikėtumu, žinai. Tai aš jaučiu išdilbę, žinai, dar praėjo taip iš kaulo, tai toks tas jau būna, kur užlauki tikrai ir gerai laiku vietų išmetinėjo jį. Kaip žiūrint per televizorių, tai toksai net neatrodė iš pradžių, kad kažkokį damage'ą, žinai, gavo, tai net keista paskui, kad dar dirbo Natas ir knockdowną, žinai, knockoutas, tai negalėjo tęsti kovos. Tai kad ten jau visiškai atrodė, kad tiesiog sukrito. Ne, bet sakau, taip kaip į tvenkinį. Nusisuko, toks kažkur žiūri, tai taip atrodo. Net sakau, man toks blemba vaizdas buvo, kad pats kažkur. Na, kad taip kova baigsis, tai tikrai nesitikėjau. Žinai, taip, aš žiūrėjau, kad NATO persvara bus tokia, prieš kovą tikėjausi, kad jinai bus, bet tokia labai, labai maža, žinai, galvoju, kad pasivatas bus, geriau pritaškos ar ką ir viskas. Bet tas Antropikas, jis ir Lietuvos Muay Thai čempionate, jam treneriai išmetė baltą rankšluostį prieš Simanaitę. Tai aš manau, kad gal jis yra kažkiek persisportavęs, nežinau, toks perdegęs ir jam sunkiai nori labai tos pergalės, žinai, ir perdega. Tai aš manau, kad reikėtų pailsėti, susistatyti viską į savo vietas ir... Nu, bet tai kaip ir sakei, žinai, viskas taip ir kaip ir praeitą aptarimą kalbėjom, tai taip ir viskas ir vyko. Kas primetė savo taisyklės, tas ir laimėjo, žinai. Kas spėjo savo taisyklės primesti, tai labai gerai, tu ten pasakei, žinai, tai taip viskas ir išsipildė, žinai. Taip, neprisitaikė Natas ir savo uždėjo. Ja. Ir dar beje, Natas sekančią dieną, tai yra šeštadienį, penktadienį vyko įtimėjai, šeštadienį kovojo Lietuvos kickbokso čempionate Druskininkose. Man atrodo, pirmą kartą jau už vyrus kovojo, pasiėmė 2 pergalės, vieną anksčiau laiko, vieną po 3 raundų. Ir kadangi filmuojame sekmadienį, tai šiandien kovoja dėl čempiono. Tai, sakyčiau, labai stiprus NATO savaitgalis. Linkime sėkmės. Nu jo, blemba tikrai patobulėjęs, ne, jau nori. Jo. Čia, atrodo, kad prieš Brižinską neparodė visko, ko gali, nespėjo, žinai, kišo tiesiog laiku ir vietoj jam tą smūgį ir nespėjo parodyti. Labai gerą kovą dabar jam būtų, žinai, prieš Levickį tikriausiai, ne, išeiti būtų logiška dabar žiūrint į kardą, ne? Blemba, gal prieš Levickį net neįsi. Kažką. Revanšas, kažkaip Brižinskas norėtųsi jį statyti su kažkuo kitu, nes jau tą Natą įveikė, žinai, norėtųsi jam didesnį išbandymą, o Natas dabar reabilitavosi ir, žinai, irgi su kuo jam kovoti. Tai sakau, tikriausiai Levickis, žinai, būtų logiška. Lemba, šiam 7 kg kickboksas būtų visai kova, tikrai galima, bet aš galvoju, ar dar ne per aukštas laiptelis, dar nemanai? Manai, gerai parodė kovą ir užsidirbo. Užsidirbo tikriausiai, nes prieš ką jam kovoti daugiau, žinai. Ką? Kickbokso taisyklėmis tikriausiai tavo tiesos yra. Ką, judame toliau? Jo, ką? Justas Simanaitis prieš Arną Kalasiūną. Arnas Kalasiūnas, nureitinguotas žmogus nureitinguotas. Ką, buvo biški tavo nurašytas, kaip suprantu, bet mes su Arnu, tai nurašytas, tu sakai, kad Justas pasiims pergalę? Ne, aš sakiau, kad Kalasiūnas, nesakiau, Nesakei? Kasetės atsukite, žiūrint. Tikrai? Įrašus, ne, Kalasiūnas, tai čia man. Gerai, bandžiau prigauti. Jautėsi, kad reabilituosis po pralaimėjimo Lietuvos Muay Thai čempionate, tai padarė savo darbą, žinai, kaip ir pats sakė. Lėtai įsivažiuoja į kovas ir stengiasi šią kovą kuo greičiau pajausti savo priešininką ir
spausti nuo pat pradžių, žinai. Na, šį kartą Jam gavosi ar ne? Šį kartą nepasakyčiau, kad lietai įsivažiavo. Jie iš pat pradžio ant jo lipo ir padarė savo. Jau, man atrodo, kas Justui pakišo koją, tai kad tikriausiai tai pirmoji kova jo be kažkokių ten kojo apsaugų profesionaliam ringė ir reikia prisitaikyti, man atrodo, prie tų smūgių vis tiek kojas gelia kitaip, kaip pataiko, nes jau matėsi jau antram raunde, jam nepatiko, kad per koją muša, jau žinai, parodo visą, reikia pagrūdinti, reikia priprasti prie tų smūgių, tai tas duoda savo, o Arnas, kaip ir sakė, po Lietuvos čempionato jam šalmas nepadėjo, jis biški nepratė su šalmu kovoti ir jam tai rankas nespėdavo pasikelti per čempionatą, tai tą ir už tai prasileisdavo smūgius, ko šį kartą matėme, kad geriau gynėsi, klinčiai irgi iš pradžių dar taip gal sakyčiau, kad pas Justą daugiau gal jėgos atrodė buvo, bet Arnas kažkaip gale kovosi jau svypino, kaip sakant, ne kartą Justą, tai... Ką reiškia, žinai, jeigu nepratę, žinai, su šalmu, tiek jau ne pirmas tikrai Lietuvos čempionatas jam, žinai, kaip aš galvoju, ne? Ne pirmas, tai... Kiek kartų čempionas buvo išėlės, žinai. Jo, bet vis tiek tu esi nepratęs, gal nespėjai pasikelt rankų. Mažesnis tavo regėjimo yra laukas su šalmu, tai... Pats pramiegojo, žinai, čia vienintelis pasiteisinimas, kad pramiegoji, Lietuvos čempionate pramiegoji, tai gerai dabar atsibudo ant profesionalaus ringo. Po kovos girdėjau, kad jam dar trūko raundų, jis norėjo iki galo įrodyti, kad visiškai yra, kaip sakant, duoti dar spirgų jam. Tai aš kažkaip žiūrint į šitą kovotoją, tai nežinau, tikriausiai kils vėl reitingę, kelintojais vietoj dabar nepasakysiu, žinau. Po šito turnyro, nes dabar tikriausiai viskas vėl keistis, viskas vėl persistatys ir aš nežinau. Tai Arnas kitas pretendentas į diržą turi būti ir kovoti su Karosu. Karosui bus revanšas ir galimybė apginti diržą, o Kalasiūnui laimėti jį. Tai aš manau, kito dabar nėra, nebent dar Arnui čia nuspręs duoti prieš Vakarį Didiką kovoti, bet aš nemanau, kad reikia jam dabar jis įveikęs abu dabartinius pretendentus yra įveikęs esamą čempioną, tai aš manau, kad čempiono kova yra Vakaris. Principinė dvikova, tai vėl revanšinė kova, žinai, kur tada jis nesijautė, kaip jautėsi praeitą turnyrą, žinai, Karosas. Tikrai buvo kažkokie matyti, žinai, nes dabar žiūrint Karosą, tai visiškai kitaip, žinai, su kova, bet grįžtant prie Arno, tai jo, tikriausiai, kad su Karoso naujokas galėtų ir su to pačiu su Didika, žinai. Bet tai susitikti, gal kada ir susitiks, bet aš manau, kad tiesiog pagal eiliškumą ir pagal prieš ką jis jau yra kovos ir prieš ką laimės, tai jo vienintelis jis dabar yra pretendentas į tą diržą atimti iš Karosą, nes Vakaris Didika tiesiog jis kovojęs yra prieš Karosą, vieną kartą sukovojo, gerą kovą parodė, pagal Muay Thai taisyklės ir viskas, ir ką mes jam duodami vėl pretenduoti diržą, ne, aš manau, kad jam reikia praeiti ratą. Taip, tai ir tada gausi, žinai. Arnas kaip ir yra tai padaręs ir taip. Gali kovoti dėl diržo, palaikyti jį kažkiek, jeigu pavyks nugalėti antrą Karosą ir tada judėti toliau ir matysim, kaip kas gausis. O apie Justą, tai man labai patiko jo debiutas. Galime sakyti, kad pralaimėjo, gal atrodė pakankamai silpnai, bet jeigu tai yra pirmojo jo pro kova, tai sakyčiau visai neblogai pasirodė. Biški dar reikia apšilti kojas, porą undercardę kovų prasivesti ir aš manau, turime visai irgi neblogą kovotojų timėjų turnyrę, kuris iš niekur nebuvo matytas, bet labai gerai iššovė. Turėjo čia, niekas jo nepajungė, niekas nieko nepadarė, 3 raundų stipri kova, manau, kad turi potencialą vaikinus. Tai jo, naujas veidas, pažiūrėk, ir nuvarė į tą Lietuvos Muay Thai čempionatą, ten sukovojo, įveikė realiai, dabar pagrindinį. Tai ką, Antropikas metė rankšluostį, Kalasiūną nugalėjo, tipo. Jo. Aišku, Kalasiūnas įrodė, kad čia gal tik buvo atsitiktinumas, bet kodėlgi neprasivedus su to pačiu
po pertraukėlės ant tropikų antrą kartą parodoma, ar tikrai tu čia nebuvai koks, žinai, fuksas. Bet sakau, naujas veidas ir atsiradęs realiai iš nieko, nieks nieko nežino apie šitą jaunuolį, žinai, tai toksai realiai ir kitiems, žinai, turėtų parodyti, kad nu, tas kelias tik tai varyk, kovok, būk aktyvus, žinai, sportuok ir žiūrėk, įveikė pagrindinį konkurentą, pretendentą į titulą, žinai, pagrindinį pretendentą į titulą ir dabar naujas veidas ir tikriausiai vėl mes jį išvysime, ne, Justą? Tai tikrai išvysime, aš manau, kad jisai užsidėjo jau savo mintise vieną mintį, eiti į priekį ir jeigu tu gali apie tai galvoti, tai reiškia, tu gali tai ir padaryti. Tai gerai, gal čia užtenka apie šitą kovą, ne? Jo, judam tolyn, gal Vakaris Didika ir Dovydas Levickis. Ką, labai nustebinusi mane kova, iš tikrųjų. Daugiau tikėjausi irgi. Aš sakiau, kad Vakaris Didika laimės, bet iš tikrųjų, kad taip nepabijot gal to žodžiu į vienus vartus laimės, tai taip nesitikėjau. Vis tiek galvau, kad bus įtempta tokia kova, 3 raundai ir po mažai per svarėlę kažkuris vienas labiau ves. Bet matome, kad ta Didikos jėga ir nepatogi gal stovėsina kovotojams pridaro daug bėdų. Nu tai visiškai neleido dirbti, ne? Neleido dirbti. Visiškai, tai prasme, kokį nori, tu ten planą gali prieš jį rašyti, žinai, savo galvoj ten ruoštis, kiek nori, bet nu neįmanoma prieš jį dirbtis, gatvės taisyklėm išėjo ir išlankstė, žinai, į vienus vartus. Kažkiek gal antram raunde dar padirbo, bet nu, irgi ten gal truputį taupėsi, žinai, Didika. Tai, ką žinau, žinai, sakau, tokį tempą užkėlė, ir visus 3 raundus palaikė. Nu, Vakarė, sakau, kietas riešutėlis. Labai. Kietas riešutėlis ir net nemuitai taisyklėm, žinai. Tai... Labai aukštą tempą užlaikė, labai kišo kelius, man tas labiausiai įstrigo iš kovos, kad įeina, atrodo, bando kažką šakinės įeina, vieną pabando tą apsikabinimą, kelią įkiša, žinai. Ir, pavyzdžiui, gyvai stebint kovą ir kiek stebint, nu, per ekraną kartais užstodavo, tai matėsi, kiek yra pas Dovydą užsipampavęs viršus, ant kiek jam yra jau sunku, visi pečiai, viskas buvo raudono, šonai raudoni, atrodo, nuo tų kelių. Ten tuos kelius tikrai pajutė ir kvepavimą jam tikriausiai paveikė jo kvepavimą ir dėl to jam sunku buvo kiek daugiau išjudėti ringe, kiek jis gal planavo. Tai tas jo įėjimas Vakario į priekį daro savo ir žaidžia su kovotojais. Blemba, labai stipri, labai man patiko iš tikrųjų ta kova. O Dovydui, ką žinau, tai šoka, ne tai, kad sakyčiau, šoka aukščiau bambų, bet kėlėsi ir svorio kategoriją prieš nepatogų kovotoją. Gerai, kad kėlė savo iššūkį. Šį kartą nepavyko, aš manau, kad ateityje dar susitiks, nes Dovydas, man atrodo, yra tas kovotojas, kuris biški dabar yra supykęs ant savęs gal, kad gal kažkas nepavyko, kaip jis norėjo, supykęs ant Vakario kažkiek ir man atrodo grįžtų trenksmų. Tikrai, aš tikiu, aš noriu jo. Atrodo pasiruošęs maksimaliai, žinai, šitai kovai, kažkaip aš šio daugiau tikėjausi, žinai, net, sakau, primetė savo taisyklės nuo pat pirmų minučių, nuo pat pirmų sekundžių Vakaris, žinai, tai, nu, sakau, tu gali ten ruoštis nesiruošęs, bet kentas, žinai, lipa visiškai jokio žingsnio atgal, Didika nedarė, tai, nu, matai, gal išmušė iš vėžių ir žinai, tas tempas, tas spaudimas atimė tikrai daug sveikatos ir matėsi, kad išvargęs, žinai, buvo Dovydas, nu. Ką žinau, daugiau tai apie šitą kovą, nu, padarė darbą, žinai, Vakaris. Nu. Vakaris padarė darbą, Dovydas, tikimės, jokių traumų stiprių nepatyrė ir greitai atsigausi ir pamatysime vėl ringę, nes tikrai vienas iš tų jaunųjų kovotojų, kurį visą laiką excited pamatyti. Jo, tikrai excited, bet dabar Didikai žiūrint, kas jam toliau, žinai. Tai jis kickbokso taisyklėmis čia kovojo, kickbokso taisyklėmis aš čia nevertinčiau, jis prasideda, kaip atrodo, nesakyčiau, kad taip visiškai kova dėl patirties, vis tiek kovoja, nu tikrai su geru kovotoju, prasikovojo, bet tokia va dėl patirties. Ir jie aš noriu matyti muitai ringę, einant pagal muitai taisyklės, tai žinok, jo kelyje taip pat, man atrodo, yra ir Kalasiūnas turi kada atsidurti, ir Simonaitis, ir Naujokas, ir Karosas, visi vienas svoris. Tai
Seniai. Nu, yra, tikrai tu dabar yra, bet kaip ir net nežinau, su kuo statyti, nes su Karosu kaip ir neatrodo, kad logiška būtų dabar. Tai jau kovojo. Jie irgi pagal Muay-Thai taisyklės. Tai gal naujokas, kuris būtų jam, ne kiek naujokui gal reikia prieš didiką kovos, bet kiek didikai reikia prieš naujoko kovos pasižiūrėti, ar jis gali eiti link to titulo, žinai. Nes prieš Karosą pralaimėjo, buvo įtempta kova, buvo permaininga kova. Tai prieš naujoką, tai jie būdų, sakyčiau, naujokas yra ponas Alkūnė, tai didikai irgi nepavadinčiau, kad yra ne Alkūnė, žinai. Ir panašaus ūgio būtų. Panašaus ūgio. Ir Muay-Thai. Linčuoja, Alkūnės mėgsta. Abudu Muay-Thai kovotojai tokie tikriausiai, labiau Muay-Thai negu kickbokso. Tai blemba, sekantis. Arba turi būti arba Simonaitis, arba naujokas, sekantis priešininkas. Ne, Simonaitis, tai tikrai nemanau, Simonaitis kita organizacija. Tai va, Justas nemanau, kad, žinai, kodėl? Tai šiam 7 kilogramai, tai jam kaip tik irgi yra tiek didika patyręs vieną pralaimėjimą dabar, tiek yra Simonaitis patyręs pagal Muay-Thai vieną. Ar tu, jeigu nebūtų Justas paėmęs Kalasiūno Lietuvos Muay-Thai čempionate, ar tu būtum jo kovą statęs šitam kardė su Kalasiūnu? Aš tada tikriausiai jo nebūčiau išvis žinojęs. Tai iš viso jo. Jo, bet ir tas ir yra įdomu. Tai kiek jis gali nueiti, kokiam lygiai jis gali būti. Ar čia buvo tas fuksas vadinamas prieš Kalasiūną ir tam čempionate, ar jis real shit, žinai, real gangsta. Bet tai didikai, kiek dar didika turi įrodinėti, žinai, kad gautų dar, žinai, aukštesnį. Kiek, o tai ką įrodinėti, tai jis turi... Žinai, jau tiek jis įrodė. Jis tik vieną kovą turėjo. Su Karosu lygiai atsikėlė. Tai kas, bet jis vieną kovą tik turėjo. O tarkim, Arnas praėjęs yra ir naujoką, ir Karosą. Tai aš manau, kad didika taip pat turi praeiti tiek Karosą praėjo naujoką, tada dar turi, kadangi plečiasi kovotojų skaičius. Tai tas ir, tavo ratas didėja, per ką tu turi praeiti. Tai aš nesakau, kad tai į titulą dabar pretenduotų. Aš sakau, kodėl jis turi kovoti su Justu, žinai, vėl jam čia būtų žingsnis atgal, kaip ir ne. Kodėl tu sakai? Kodėl žingsnis atgal? Tai būtų tiesiog vienas žingsnis į priekį, jeigu jis laimi. Žingsnis būtų atgal, jeigu jis pralaimėtų. Toj pačiai vietai, realiai. Aš tai sakau, kad su naujoku tikriausiai galime abudu tikriausiai susitikti, kad būtų logiška, kad su naujoku dabar susitikti. Man tai iš tikrųjų ne tai, kad galime sutikti ar galime nesutikti, yra du variantai, kad arba jis turi kovoti prieš naujoką, arba prieš Simonaitį. Prieš Kalasiūną aš manau, kad negali, todėl kad Kalasiūnas turi eiti kovoti dėl čempiono diržo. Taip. Tikriausiai. Vienas iš dviejų, tai kurią kovą pavyks labiau gal suderinti, čia organizatorių klausimas, bet abi kovos galimos. Gal žingsnis prieš Simonaitį, gal irgi tavo gal daugiau teisybės yra negu mano. Kad ir pergalės atveju vis tiek, manau, kad, žinai, niekur tada tu nepasistumėtum, žinai, link. Nes pergalės atveju prieš Justą, žinai, tai ką tu tada dėl titulo irgi negausi. Jo, tai tada turėjai dar su naujoku. Vėl su naujoku, tai kam, žinai, dabar čia vėl tą. Gal tavo tiesos yra irgi, ne tiek daug nesiginčiusiu. Gerai, tai ką, Jasiūnas, Martynas Jasiūnas ir pirmasis vakaro užsienietis, gal tu ištark pavardę, nes visi mes žinome, kaip man su pavardžiu. Muhamedas Gudročius Hanau. Tai va, šitas kovotas Muhamedas, čia girdėjau, visokių triukų darė. Atvyko ir į spaudos konferenciją nenumetęs svorio, reikėjo biškį dar dasibaigti metimą. Po to matėme ir per kovą, kai Martynas iš Alkūnės pasisukęs, kiek daugiau gal pataikė, norėdamas pataikyti, gal pataikė į nugarą, netgi per sulėtinimą rodė iš Alkūnės, o rodė, kad jau čia į pakaušį mušė, žinai, jau ten net nukrito, rodo teisėjai, šiukšta, kur tu, aš čia, žinai. Tai tokį bandė triukų pamėtyti, bet panašu, kad teisėjas viską suprato, viską pamatė ir
neleido užsimti tom nesąmonėms ir... Blemba, gal prikabino truputį Jasiūnas ten, žinai, tą pakaušį, kad netaisyklės pamiršo, žinai, priešininkas, tai gal padarė, žinai, nes atrodė... Nežinau, atrodo, kad vaidybos pamokų tai nepamiršo. Teisėjo raudoną kortelę. Na. O ką, žinau, šiaip tai, man atrodo, kad Hanau pirmus 2 raundus su Jasiūnu pramiegojo. 3 raunde jis pradėjo dirbti stipriau, didesnę pavarą. Aišku, Jasiūnas irgi, kaip ir matėme ir prieš Narauską kovą, jis mėgsta, jeigu jis jaučia, kad po 2 raundų turi persvarą, jis 3 raundą jungia, kaip sakyti, lėtesnę pavarą. Kaip pats ir, man atrodo, spaudos konferencijai sakė, kad svarbiausia ne visiškai pralaimėti tą raundą, nesausai, tiesiog pasirodyti, negauti į vienus skudurus tą raundą ir išeiti nugalėtui. Tai tą ir padarė. 2 raundus atidirbo, 3 raundą tai pusę kojos. Tai dar sakė, kad 3 raunde jau kažkiek jautėsi išsekę, žinai, gal net tiek jėgų ir sakė, norėtų reabilituotis, kad truputį ištvermės daugiau, žinai, būtų, kad ir 3 raundą lygiai taip pat atidirbtų kaip 1, žinai. Tai. Bet ne, man žiūrint, tai neatrodė, kad jam trūktų kažkiek ten tos sveikatos, jis jam kažkiek būtų pareikalavę, gal jo, kaip ir sakai, protingai ten sudėliota pas jį viskas, žinai, ten taškai skaičiuojami, pasako, viskas ten... Turi tikrai... Aukščiausiam lygiai, žinai. Prisisaugo ir jeigu jaučia, kad 2 raundus veda ir jau vis tiek 3 raunde gal to pajungimo jėgos vis tiek pas abu kovotojus jau sumažėja, vis tiek nuovargis padaro savo, kad ir gal neatrodo pavargį. Ir skaičiuoja ir žiūri, kad neprasileisi to lemiamo kažkokio smūgio ir pralaimi tiesiog raundą ir pasiema pergalę. Tai čia tokį strateginį žaidimą žaidžia. Kas labiausiai man įdomiausia ir atrodo tai, kad Jasiūnas atrodo visą laiką po kovų geriau, negu aš pas paringų. Išeinate atsilapas Narauskas su Muhamedu spaudos konferencijai. Matai. Čia buvo tai paskaičiuota, pastrateguota, padaryta, viskas ir nei vieno įbrėžimo, viskas, švarus, gražus savo. Geriau atrodo Jasiūnas po kovos, negu po savaitės tu, žinai, atostogų išsigeriau. O ką, kova tai tokia, daugiau apšokinėjo, Jasiūnas pasirinko atsargų gynybinį planą, Hanau aš nemačiau, kad labai kažkokios didelės žalos jam padarytų. 3 raunde kažkiek ten bandė. Bandė daugiau. Jasiūną, bet tai... Kiek klausimas? Atstumą palaikė, bet... Nežinau, Jasiūnas, man tai sakau, tas techniškumas jo, tai, blemba, kitoj lentynoj visiškai, žinai, žiūrint, ta prasme, viena gražiausia vakaro kovų iš techninės pusės, žinai, žiūrint. Aš tai laukiu, kada Martyną mes pamatysime One Championship. Tai va, aš jau visą laiką tas buvo, ne, toksai. Arba Glory, arba One, tikrai noriu kuo greičiau jį išvysti ten, kur gaus irgi aukštos prabos kovotojus ir kaip jis atrodo tam bendrame fone, žinai, nes dabar, tarp lietuvių tikrai nėra ką jam duoti, o užsieniečių vežti irgi tikriausiai ir sunku, ir nemažai kainuoja, jeigu tu nori atvežti gerą, žinai. Bet šitas tikrai neblogas. Ne, tai jis neblogas, tai aš nenoriu nuvertinti jo ir pasakyti, kad čia buvo blogas kovotojas, tiesiog norėtųsi matyti nuolatos kovojantį prieš aukšto meistriškumo, ką, žinai, esant Lietuvo organizacijai jaunai, yra kitą kartą gal sunku atsivežti, nes tiesiog kiti saugosi save ir jeigu jie priklauso kokiai geresnei organizacijai, tiesiog, jeigu tu priklausai One ar Glory, tai, tau važiuoti į UTMA turnyrą, nesakyčiau gal, kad kiek drąsiai, kad žingsnis atgal, bet tu save pasisaugai, progai, kad iškils, gal tave pakviesi į Glory, žinai, kovoti, tai po to gaunasi nei tas, žinai. Iš tos pusės gal tiesiog. Ja, bet tai šiaip atvežė dabar tikrai gerą kovotoją iš... Tikrai technišką kovotoją, gerą kovotoją, One Championship kovotoją, žinai, su patirtim kovotoją ir nežinau, tikriausiai, kad ir sekantis bus užsienietis, nes su lietuviais kaip ir nėra su ko statyti, ne? Nėra tai tikriausiai vėl kažką atveš ir manau, kad atveš kažką, tokio lygio gal net dar didesnio, kaip ir Danilai gal atvešė, ne? Kaip tas Hayatas, žinai, kažką iš tos lentynos tikriausiai. Būtų įdomu. Paieškoti, žinai, aš tai norėčiau, kad ne tai kažkokį kovotoją negalėtų atvežti. Galėtų, manau, tikrai
Jasiūnas, man atrodo, jau gal ir norėtų už 71 savo kilogramą sukovoti, nes čia 75 kovo, tai nežinau, po Narausko gal nenusimeta svorio. Nesijaučia. Ką žinau, nesijaučia, gal ir pačiam patogiau kažkiek, tai žinai. Lemba, blogai, tai tikrai neatrodo už tiek kovojant, žinai, aš kažkaip net žiūrint atrodo, kad jo svoris, ne, yra tas partinis, žinai. Toks 7-3, 7-5, jo. Įdomu išvažiavus jam, jeigu, žinai, išvažiavus į tai ar kažkur, žinai, kovoti, į tas aukštesnės, žinai, organizacijas, One Championship, žinai, jeigu papultų, išvažiavus už kokį svorį ten kovotų, žinai. 7-1 jau čia, žinau. 7-1, jo, 7-1, aš manau, kad darytų tikrai ir dabar turėtų netgi, man atrodo, labiau kovoti už 71, bet tiek 71 kg, tiek 75 kg. 71 gal iš vis net nėra ką statyti prieš jį, o 75 kg irgi ką tu toliau statysi, Kenzą prieš jį. Ne. Statysi, ne. Tai aš tai galvoju iš viso, kad dabar tikriausiai bus kažkokia pertraukėlė, ne čia nuo tų turnyrų jis važiuosi į Tailandą. Na, sakė, dėl sportuos tiesiog dėl savęs. Na, tai aš nemanau, kad sportuos tiesiog taip dėl savęs, kaip aš nueinu į salę. Į kokią salę? Į... Gerai, ką apie Gympliusą, ne, pašnekam. Tai pašnekėsim apie Gympliusą. Tai ką, pakalbėkime apie mūsų draugus Gymplius, kurie ką tik pradėjo šią nesveiką akciją. Nereali akcija, kaip matote ekrane, tai kad nubraukė tikrai didelį gabalą kainos ir pasileido neblogą variantą, kas nėra startavęs, tai yra Start ir Easy programos. Start ir Easy programos, kur realiai renkantis Start programą už 14,90 perkant pusį metų abonementą, tai gauni labai daug privalumų ir perkant Easy narystę už kiek, Egidijau? Už 19,90 tu gauni viską. Tu gauni absoliučiai visus privalumus, tai renkantis pusį metų, tai nežinau, žinok, man tai... Aš manau, kad didžiausias Lietuvos sporto klubų tinklas su daugiausia privalumų visoje Lietuvoje už 19,90. Ar jeigu tau ne visko reikia už 14,90, tai yra super dealas. Nu, tu realiai, žinai, neturi pasiteisinimų. Dabar jau, kai mes praeitą laidą šnekėjom, kad neturi pasiteisinimų, kad neįtum sportuoti, žinai, tai dabar tikriausiai... Jums reikėtų ieškoti... Aš manau, kad jums reikėtų ieškoti pasiteisinimų, kaip nenusipirkus šio plano. Jo, ir šiaip šnekant apie pačią, dabar teko pačiam susidurti su ta narystė, ne? Pradėjau pats eiti į Gympliusą, kaip matai. Toks pagyvėjęs. Tai labai viskas paprasta, žinok. Man tai patiko, kad labai viskas paprasta. Nusipirkus narystį internetu, pasirinkus ten tą Easy planą ar Start planą, tu pasirinki, susimoki už pusę metų ten iš mėnesinę ten tą kainą, ir tau nereikia eiti, kaip tarkim būdavo anksčiau, kad turi taikytis eiti, kada dirba administracija ten. Kažką į darbo laiką, jo, ne. Jo, kažką prie kažko taikyti, žinai, derintis. O čia ateini, viskas labai paprasta, susivedi savo duomenis per kompiuterį, žinai, kuris yra sporto klube, žinai, prie įėjimo, susivedi, nusiskanuoji ten pirštą ir jo, arba gali netgi įsigyti kortelę po to, jeigu tau ateini darbo laikų. Arba gali kortelę. Ir jeigu paprašiau tau įeiti, bet šiaip tai viskas nusiskanuoja ir eini. Labai paprasta viskas tiesiog. Tai va, tai smagu, kad mūsų partneris ženkliai kainas mažina ir duoda žmonėms, žinai, galimybę sportuoti visiems, nes 15 eurų į mėnesį ant savo sveikatos nesukrapštyti, tai čia yra nusikaltimas, žinai. Taip. Tai va, Gymplius, žinot. Gymplius rasite visoje Lietuvoje. Tai nueikite į jų puslapį, viską ten plačiau pasirinksite pagal save artimiausią klubą, nes klubų tikrai netrūksta, turi 16 klubų per visą Lietuvą, tai žinai, Klaipėdai, Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje. Sakau, nueikite ir pradėkite šiandien, atidėliokite rytoj. Gymplius jau veikia. Dabar laikas jums pradėti veikti. Taip, veikite su Gymplius. Tai Martynas taip pat pasportuos dėl savęs ir gal kaip tu teisingai ir sakai, išvažiuosi į Tailandą. Aš bent jau irgi taip galvoju, kad būtų
kur tobulėti geriausiai yra. Aišku, komanda stipri pas juos dabar yra, tai ir Lietuvoje gerai tobulėti, bet reikia, kad kažkas tave varytų į priekį, nes Jasiūnas, aišku, ką varo į priekį, bet kas varo Jasiūną į priekį. Va. Nu ja, blemba, ir iš po šitų pergalių čia šitoje organizacijoje, tai tikrai, žinai, atrodo, kad vėl grįžo į save, tas susidėgymas yra, žinai, pas žmogų grįžo iš naujo, žinai, tos jėgos, įkvėpimas atsirado, nu, vėl kažkoks, žinai, įkvėptas žmogus pergalių ir vėl tikriausiai varys, gal tai tą patį Tiger, žinai. Taip, aš tikiuosi, nes tai būtų pratingas, geras žingsnis. Tau apmoka, tie metai dar galioja, man rodos pas jį, kad gali atvaryti ir sportuoti. Visą laiką geri partneriai, viskas, ko nevaryti. Tai aš nežinau, ar ten galioja, ar ten, man rodos, ten be galiojimo. Gali būti ir be galiojimo, jau mato, kad jis gal net ir ten prasivesti kokią kovelę, pasižiūrėti, kaip kas, gal kokiam stadionė duotų progą būtų sukovoti. Norėtųsi va jį pamatyti dabar stadione, ne, pakovojant kažkokiam. Kokiam RVS, ar RVS muitai, ar One, būtų tikrai įdomu. Ką, judam toliau? Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Judam toliau, o Danilas kovą praleisim, nes turėsime patį kovotoją čia. Va čia, tai Danilo, ateis kalbėsi mikrofoną. Jo, išgirsite iš pirmų lūpų. Iš pirmų lūpų apie savo kovą papasakos. Jo, tada ką, keliamės prie Rimkenzo ir Poltaražinsko kovos, ne? Tai va, aš lėčiau iš pasakyti, buvo po Danilos ir po Martino kovos. Man asmeniškai buvo gal sunku žiūrėti antrą, trečią raundą. Pirmas raundas buvo fainas, geras, neblogas, žinai, raundas, bet tai antrą, trečią raundą tai buvo žiūrėti jau, kaip sakau, nu dėdė, žinai, prie stalo kažkas susipyko ir Machalinas antras, trečias raundas, žinai. Jo, nu, toks malūnais kažkokiais, žinai. Toks, blemba, nežinau. Jėgų kažkaip trūko, ne? Jėgų abiems trūko. Nežinau, aš labai daug komentuoti negaliu, nes atrodo, buvo kokia ekstra raundą gavo, tai pirmas raundas ok, ir tada 3 raundai be gynybos, rokio filmas, vienas galvą palanksto atgal, kitas galvą palanksto atgal. Kiek Matas buvo tikslesnis, Matas tikrai pasiruošęs, pakankamai gal jėgų pritrūko, to kvapo pritrūko, bet jis pakankamai jautėsi patogiai tuose 75 kilogramuose. Panašu, kad, aišku, tikriausiai tai buvo paskutinė jo kova 75 kilogramuose, bent jau šiam gyvenimo tarpsnyje. Gal kai biški paaugs dar pats iš savęs, tai tada... Ai, seni, chaosas čia po 5 metų, žinai, to organizavimo šitos kovos, tai man tai chaosas jie... Pamiršau įsidėti, ką ten, antkiaušius pamiršau įsidėti, išėjo, lokys už galvos susiemęs, nieks nieko nesupranta, Mariukas su tapkėm atėjo, žinai, mėsinas į tą įringą, atnešė krokodilo ten tapkės, nu kažkoks chaosas. Karoso tapkės ten. Chaosas įvyko kažkoks, sakau, tokia kova, pirmas raundas, dar kažkiek, bet papildomas dar tas raundas davė, nežinau dėl ko čia. Neįsivaizduoju kažkok, žinai, nepatiko, žinai, ta kova. Nėra, kad ten techniškiausia, gražiausia vakaro kova tikrai nelaimėtų rinkimų nei vienam. Ne. Tai abudu pavargę kažkokie buvo, įsimėtę rankos jau nuleistos pas abudu, žinai, tai kažkaip, žinai. Tas rankos nuleistos ir, sakau, man labai sunkiai, kaip tu sakai, sunkiai gyvai žiūrėsi. Tų smūgių buvo, tų praleido smūgių, iš tikrųjų vienu momentu galvau, kad Matas paties rimko, nes tikrai praleido stiprių smūgių, bet gal, žinai, tu priaugęs į svorio, bet netiek dar jėgos, kad taip iš vieno smūgio jungtum, žinai, bet, nu, yra kaip yra. Nežinau, net taip patiko pačioj pradžioj kovos, pirmam, antram raunde. Ką atkreipiau dėmesį, kad Matas labai gražiai sudirbo su išėjimais į šoną, sumuša kombinaciją, nueina į šoną su smūgiu, vėl kažką sumuša ir ta pradžia, pirmi 2 raundai tokie su tais visais išėjimais gerai prigaudinėjo,
tikrai gražiai atrodė. Po to tas įmušė, kad jau tos dihalkės trūksta ir tada jau pasidarė sunku žiūrėti. Kiek jiems ir sunku kovoti buvo, tada pasidarė sunku ir žiūrėti, man rodos. Man tai sakau, matosi, jisai technikos, tai jam visiškai netrūksta, nu jau tikrai turi, ko turi, tai turi. Skilsą turi. Skilsą turi, tai turi žmogus, bet tai kažkokios formos nepadaro. Tos, kurias matydavo mes jo topinę formą prieš kelis metus, ne, kai kovodavo tą topinę, kur, nu, atrodo nepavargsta, žinai, taip greitai žmogus, žinai, o čia nei buvo, kad jį ten spaudė kažkaip ten labai, žinai, atrodo pavargo labiau nuo savo pačio kombinacijų, žinai. Išsimėtė kažkiek ir pats nuo savęs pavargo, žinai, tai sakau. UFC 5 įsirašai, pradedi karjerą, susikuri ir punching, plus 100, stamina 0. Iškėlęs ant punching. Technik 100, punching 100, stamina 0. Kažkiek. Ir abudu taip pat atrodo susidėliojo prioritetus. Aišku, sunku čia, žinai, tad. Aišku, mes... Irgi, ką mes galim sakyti, žinai, įmes mūsų į ringą, tai pat atrodys blogiau. Pasakysiu, aš visą laiką renkuosi liftą, ne laiptų, žinai, nes žinau, kad laiptis aš galiu ir neužlipti, žinai, arba užlipti, žinai, su pertraukom. Tai blema, nu aišku, čia taip nesinori, bet norėtųsi gal truputį, kad daugiau tų kvėpavimo pratimų, žinai, padaręs būtų ir dabar va pirma pergalė šitoje organizacijoje, žinai, tai galim su to pasveikinti, o Rimkenza irgi netrodė gal labai... Nelabai patogiai, žinai, netrodė, kad savo rogėse, žinai, man tai tas Tailandas gal labai išmušė jį iš vėžių, žinai. Ir... Nu tai va, aš irgi minėjau, kad Rimkenzo gal pasims grįžęs po Lokio priežiūrą, žinai, labiau, gal kontrolės tos ir pats rado, gal ir visai neblogai atrodė, bet tas pasimetimas, žinai, vis tiek Lietuvoje kovoja kitokį stilių negu Tailandė. Ir ypač kickboksas ir muay thai yra irgi skirtingi stiliai. Ir matosi, kad Matas savo rogėse buvo, o Rimkenza pakovojęs yra, ten pakovojo biškį muay thai ir, nu, gal išsimušė iš kickbokso stiliaus, žinai, per mažai laiko, neprisitaikė. Negali sakyti, kad kažką pamiršo, gal, bet toks, ne savo rogėse, kaip tu teisingai sakai, toks, nu, blemba. Per daug to svorio, per 3 savaitės tiek. Jo, save irgi alinti. Kardinaliai pasikeitė, čia buvom prieš 3 savaitės, galite pažiūrėti mūsų YouTube kanale, yra su Rimkenza pokalbis, tai pasižiūrėkite, kaip tada atrodė ir kaip per kovą atrodė, žinai, tai nu, visiškai, nes veido struktūra atrodo pasikeitus, pasižiūrėk, koksai buvo, čia toksai sėdėjo berniukas pavalgęs, žinai, vyruką, žinai, jau užvalgęs. Iš druškių stovyklos. Kaziuko mūgių, žinai, jau toksai pasibarom pamojus, žinai, tu ant kaklo, žinai, tai, nu, toksai pilnas, žinai, batės jau tas visas, žinai, žmogus, o dabar jau toks įsidžiovinę save, tai kiek tas, žinai, per 3 savaitės, kai tu tiek nusimeti, nu, irgi, žinai, rizikavo, kad vėlgi kova neįvyks ir atsidurs, gali būti, kad vėl po lašeliniam, žinai, kažkokiam, nes nualinės organizmą tikriausiai buvo ir aš tai sakau, kad nedadėjo jam tikrai, žinai, tas toksai, nu, ekstremalus svorio metimas buvo, žinai. Ekstremalus, mačiau, ten dėjo savo festinimus po 69 ar ten 70 valandų, tai yra belekas. Nu, tu galim sakyti, 3 paras nevalgai, tada vieną dieną valgai tikriausiai mažai kalorijų deficite, vis tiekisi, sportuoji ir vėl 3 dienas 2 nevalgai, vėl metiesi tą svorį, labai save, nu, aš po tokių metimų tikriausiai svaru, nežinau, ar norėčiau daugiau kovoti. Bet jisai va blemba žmogus, žinai, jo, kai pasižiūri, tai yra kažkokių problemų su valgymu, bet ir tas svoris mėta, bet ir anksčiau, ir iš ankstesnių kovų, žinai, tas svoris nusimeta, nu žiauriai greitai, žinai, turi tą tokį kaip, UFC, žinai, tas... Pedį debedį. Kirpsim, jo. Nieko nekirpsim, sėdė. Apmėnė mikrofoną. Tai va, turi jisai tą tokį kaip pedį debedį, gal UFC, žinai, tokį, kur vieną akimirką, žinai, belenkaip įsinešęs ir kitą akimirką jau visiškai per pusę, žinai, kitas žmogus nusimetęs ten to svorio belenkiek, žinai, tai ką žinau, norime dar matyti juos, bet Dovydą norėtųsi matyti, kad jis visą laiką būtų po kontrolę savo, žinai, ir visą laiką su ant tą mažesniam svorį, ir aš manau, kad tada pamatytume tikrai Rimkaus veidą, o Matui, tai ką, nusimesti 71 kg ir judėti į priekį. Pirma pergalė, sveikinam.
Labai matėsi iš tikrųjų ringė, kad tu jos tikrai labai norėjai. Man atrodo, kad tas pagrindė irgi lėmė tą visą, kiek ir girdėjome, kad ir sunkiai dirbai, tai tą darbą pernešti toliau ir nusimesti iki 71 ir pasiimti priešininką ne ką blogesnį ir vėl. Ai, man tai labai gerai, aš iš tų, žinai, pasižiūrėjau video, iš tų vlogų, žinai, iš Titano salės ir, žinai, su Mindė ten filmavo, Mindė gal pagrindinis ten veikėjas buvo ir, žinai, tokia mintis buvo, kad blemba gerai, žinai, kad va Mindė yra toj Titano salėje, žinai, ir jie ten gerai sutarė komandą ir, nes kažkaip žiūrinti matą, žinai, tai gerai atrodo, kad kartais pastumė, žinai, priekį, kad dar, nu, sportuotų, žinai, papildomai eitų sportuoti ir kažkaip tokia mintis, žinai, atsirado, kad va, gera komanda, žinai, jie su Mindė, kad vienas kitą papušina, žinai. Yeah. Ką, judam toliau? Tai ką, sveiki, draugai, turime su mumis patį Davidą Lithuanian Savage Danilą. Svečių duos karštą komentarą apie savo kovą. Verksim dabar. Liūdėsim visi. Veltui šitą maiką, čia lygiai, ne? Bet net nesusitarė, jau čia taip ekspromtų kažkaip gavosi. Nu, tai kaip, Deivi, po kovos, kaip tu, kaip jautiesi, kas gero, kas blogo? Jeigu emociškai, tai dar net nebuvo laiko liūdėti, nežinau kodėl, net keista kažkaip. Bet aš turbūt esu vienas iš tų, kur turbūt nepriimu tų pralaimėjimų taip stipriai, o priimu kaip gerą pamoką. Tai nežinau, dėl ko liūdėti, Deivi. Ta prasme, buvo viena gražiausia vakaro kova, tikrai techniškiausia vakaro kova, po kurios jau sekančią kovą žiūrėti buvo, nu, sunku. Sunku žiūrėti, žinai, tai... Žinai, kai iš One Championship perini į Bangla stadioną. Aš negalėjau, žinai, žiūrėti live, tai žiūrėjau per teliką, tai, nu, kova buvo kova, kurią gali pavadinti kova, žinai. Bet tai turbūt ir negalima buvo tikėtis kažko kito, kai susitinka kovotojai turintis 50 plus profų kovų rekordą, žinai, tai ir nežinau, net šiaip aš pats nesidomiu apie savo priešininkus taip giliai iki kovos, nes susikūrė kažkokią savo tokią, kaip sakau, nežinau, papildomų streso jo. Ir po to pasižiūrėjau, su ko jis kovojas, tai nu labai įdomu buvo prasičekint po kovos, kiek iš tikrųjų jis mano priešininkas nuveikęs. Nu, tai dėl to ta kova ir buvo tokia kažkuom ypatinga. Jeigu taip kalbant apie pačią kovą po metų laiko, galėtume atsakyti, kad čia buvo kažkoks labai didelis išsišokimas iš mano pusės, bet turbūt aš galvoju, kad aš kitokių kovų nebegaliu priimti, nes laikas mano nėra tas, kur, žinai, 22 metai, aš galiu čia kažkur kelti lygį, dar kažką, man jau reikia imti tas sunkiausias kovas ir jeigu aš pasitikrinu, kad galiu kovoti ir tokias kovas rodyti, kaip parodžiau UTMA turnyrė, tai reiškia, man širdį malonu pačiam. Tai kaip ir sakau, jeigu, žinai, šnekėjom, kad nu, tu galėtum po metų laiko grįžti ir dabar kautis pagrindinę vakaro kovoj su bet ko tai gali statyti dėl to titulo ir galėtum laisvai pasiimti ir vaikščiat po laisvę su diržu užsidėjęs ant pečių, žinai, laisviausiai ir toks laimingas aš čia, žinai, toks aš čia, žinai, pats kečiausias, bet tu nesirenkėmi pačius aukščiausius, žinai, tos išbandymus. Nu, niekada kaip ir nesirinkai, žinai, tau priešininkas tas ir šiaip dar kai sakai, kad nesigūglinai apie priešininką, tai čia iš viso keista, tai žinot, kad apie visus, žinai, ten kažkur Bankokė buvęs taksistas kovoja, jau tu žinai ten jo rekordą, žinai, tai čia keista, kad tai kažkaip nepasidomi apie jį. Šiaip, kai tik tais gavau, nu, ten buvo iš tikrųjų daugiau tų pavardžių ir realiai, jeigu taip žiūrint, visi buvo 20 plus pro kovų. 30 plus kovų, ten atkrito vienas kitas priešininkas, bet kai gavau šitą balą, nu ten net nebuvo, kad nori, nenori kažkas, net čia netokių klausimų dažniausiai, net nekeli savo, žinai. Ir aš jau žinojau, aš pamačiau pavardę ir aš atsimenu iš karto, su kuo jis kovojęs yra ir kaip ta kova baigėsi, žinai. Nu, ir aš iš karto žinojau, kad jisai kovoja su Liam Harrisonu, žinai. Nu, Liam Harrisonas visiška, nu, ta prasme, pasaulinė žvaigždė. Ir aš žinau, kad jis ten gerai labai atkovoja. Nu, tai supratau, kad bus, topinis lygis, viskas. Supratau, gerai, dirbom. Gerai. Nusinčiau treneriui, pažiūrėjau, tai irgi nežinau klausimų.
Tai dirba, viskas imam, žinai. Ta prasme, nėra ką svarstyti, nebėra laiko, viskas, varom, dabar topas. Dabar mano yra tas laikas, kur aš turiu imti pačius sunkiausius išbandymus. Jeigu aš negaliu čia būti, reiškia, kabinam pirštinės ant kabliukų ir viskas. Viskas arba nieko, žodžiu. Jo, viskas arba nieko. Tai dabar, kaip ir birželio 1 dieną sekantis. Tai viskas, mano mintis, net iki šitos kovos, taip keisti, iš tikrųjų, šiaip mano turėjo visos mintis labiau šitai kovai būti, bet aš jau kažkaip paskirčiau tas mintis ir aš galvoju, birželio 1 diena, viskas reiks ir ten tada jau ruošti, žinai, aš jau galvoju, kaip tik tais baigsiu šitą kovą ir vėl grįšiu į treniruotės ir, tai gausis pailsėsiu kelias dienas ir toliau varom ruošti, žinai. Bet tai čia gal taip nusitiki, todėl, kad vykdysiu vieną savo svajonių, kovoti Lumpinį stadione. Taip, tai čia užbėgant įvykiam iš akių, tai birželio 1 dieną Bankokas Lumpinį stadionas, jau kontraktas pasirašytas, tai labai smagu. Priešininkas irgi yra, bet dar negaliu turbūt skelbti, nes nėra patvirtinto oficialiai, žinai. Bet tai ką čia Lietuvoje, kas, tailandietis ar kas? Ne, su Indu. Su Indu, ne? Jo, bet Indas gyvena gal ten 8 metai Tailandė, gal. Ta prasme, labai daug muitai prakovojęs, ten aš jį jau nuo senai žinau. Tai šiaip, toks lėtas ganėtinai startas jo, jisai yra toks muitai daugiau kovotas, žiūrint į priešininką dabar, kurį turėjau, tai čia buvo žiauriai geras man pasitikrinimas, geras toks po metų laiko ir net galiu sakyti, kad tokia kova buvo man pati, tokia reikšmingiausia dabar įsibėgėjimui tam, nes čia labai tokia sunkia kova prasivežiau, su tokiu labai, intensyviu ganėtinai priešininku. Jis tikrai aukštą, labai tempą diktavo. O žinau, kad sekantis priešininkas bus lėtesnis. Ir aišku, muitai tas ritmas biški kitoks, bet mano toks stilius, kad aš primetinėjau dažniausiai irgi aukštą tempą. Bet tai tu čia ir dabar irgi palaiky per šią kovą aukštą tempą. Pats irgi. Ne, labai aukštam tempą. Ne, tai mes tai žinojom, kad tai bus. Ta prasme, tik tais žiūrint, pavyzdžiui, vakar pražiūrėjau kovą, tai 3 raundą, kad užgesau, bet čia, žinai, gali teisintis, nesiteisinti, bet yra niuansų, kurie buvo kovos savaitę, žinai, ir pakišo koją. Bet, nežinau, nes žiūrint iš paskutinių kovų, tai kažkaip 3 negesau raundo, o šį čia jautėsi, kad jau nuovargis, bet ne tiek, kad vienam plaučių kažkur ten per kvapą, bet net ir pečiai pavargo. Bet ar tu jau eisi savo toj topiniai formą, ar kažkiek dar trūko iki to? Ne, gerai, aš jaučiausi. Realiai, jeigu žiūrint į pačią kovos savaitę, kaip aš jaučiausi, tai taip, kaip aš atkovau, tai yra maks labai gerai, kaip aš atkovau, nes žinai, buvo tikrai tokių niuansų, kur kartais net galvoju, gal net nereikėjo, žinai, mest svorio, dar kažką, nes buvo sudėtinga. Bet, čia, žinai, eini. Lygis, žinai. Taip, išvengsi. Tokių, žinai, dalykų neišvengsi bet kokioj pasiruošimo stovykloj. O pats, kaip manai, su Kizeru revanšinė kova, kada norėtum jutimėjai dar kartą surengti, čia po visų, aišku. Tai aišku, smagu būtų, žinai, vis tiek. Bet aš nelaikau širdį ir nieka tų pralaimėjimų, žinai, čia dabar galėtume čia revanšus daryti. Man gal labiau patogesnis revanšas būtų prieš Miguel Trindadę, žinai, kur pralašiau prieš paskutinę kovą, nes jisai visiškai dabar dominuoja pasaulio, o ten nebuvo taip kovo, kad mane visiškai ištaškė į vienus vartus, žinai, kur dabar visus deda į vienus vartus ten pirmuose raunduose. Glory pirmą kovą pralaimėjo. Jisai pralaimėjo 2-1 prieš Pepošį, ten tokį, bet ten irgi knockdownas, bet aš manau, kad jisai, žiūrint, kaip jis dabar juda, žinai, tai sakyčiau, gal norėčiau su Trinidadė, žinai, jisai ten visiškai kitam lygiai irgi kovoja, bet, žinai, tų revanšų, man dabar svarbu tiesiog vesti ką duoda, kur pasiūlo, dabar laukiu pasiūlymų iš vienur, iš kitur, ten yra tikrai susidomėjimas, bet irgi pasakysiu, dėl ko tas susidomėjimas yra, dėl to, kad visi mato, su kuo kovoju ir, kokį tą lygį rodo, žinai, dėl to ir kviečia kažkur, tai tas man ir patinka. Ja, nes visiems rūpi ne kur kokiam turnyrė kovoja, tu prieš ką kovoji ir kaip pasirodė. Jo, tai dėl to aš ir, kaip sakau, džiaugiuosi, kad manęs jutimėjai išklauso ir patenkina mano prašymus, kaip aš save noriu realizuoti šitoj organizacijai ir man duoda tokį išėjimą realiai, aš sakau, kad jie
man čia kaip ir laiptas yra kažkur ir aukščiau dar sukovoti, nes aš kovoju su tokiais kovotojais, kurie kovoja aukštam labai lygin. Tai mane gali kažkas pastebėti ir duoti tos pasiūlymus kovoti pasauliniam lygiai. Aš nenoriu čia užsibūti Lietuvoje, ta prasme, būkim bėdni, bet teisingi, norisi į pasaulinį, norisi, kad tave kažkas... Ne, atrodo, spiesi čia tai Lietuvoje. Kad Lietuvoje Aš jau nėra čia su šiam 7 kg. Aš atkovojęs, žinai, man neįdomu, ta prasme, nesakau, kad neįdomu, auga tas jaunimas, tikrai, auga tas jaunimas, bet aš jau praaugau tą, žinai, laiką, man nebėra kur čia stovėti, žinai, reikia imti, sunkiausius tuos ir... Sakys, Danila kažkada, kovojo, ten, su tokiais ir tokiais. Aš noriu, kad mano vardą atsimintų, kaip, Muay Thai legenda Lietuvoje, kovojo Olimpinį stadionį, Radždano stadionį. Man tas, pozicionuoju, kad aš jutimėjai ringė kovau, tai, žino visi, kad aš kovau. Ką tau pridės kova prieš Karosą, Naujoką ar Kalasiūną, ar kažką kol kas? Čia Lietuvoje tai sužinos kažkas. Lietuvoje neįdos kažkokį, bet kažkur kitur dar kol kas tikriausiai nelabai. Gal kai jie savo vardą jau turės, tada gal kažkas bus tokio. O tai dabar kokie planai tavo? Važiuosi į Tailandą, ar čia sportuosi, čia ruošies, čia kažką darysi, ar ten? Neruošimės čia Lietuvoje, dabar labai gerai su Romualdu Klimavičiu mes visą strategiją, viską pastatom, labai džiaugiuosi, kad pagaliau vėl sugrįžom kartu treniruotis, nes kaip ir kas žino, kas nežino, Romualdas mano pirmas treneris, tai turi labai stiprų tokį, kaip sakau, fight IQ, labai gerai mato visas kovas, žiūri, analizuoja, tai to man labai reikia ir ruošimės čia ir likus... Neatsimenu, 10 dienų, galiu yra bilietai nupirkti 7 dienas, savaitę iki kovos važiuosim ten, užbaigsim stovyklą. Nes kas liečia, man dabar tokiam lygiai reikia gero plano, strategijos. Man nereikia kažkokių, žinai, ten labai alinančių sunkių treniruočių, kad man ten, žinai, mane nukalinėtų, kaip Tailandė, visų nukalinėje. Man reikia gero plano, kad 3 raundus vadovautis tuo planu ir nepabėgti visiškai iš jo, žinai. Tai tas svarbiausia, dirbti su treneriu vieną su vienu ir viskas. O toliau, žinai, ruoštis tai čia yra, ir Pasiešiūną važiavau, sparinguojas labai gerai, visi iš tikrųjų tikrai primetė tempą ir smagu labai, ir primė šiltai, tai... Ir Rompe gal išsideda pirštinės formui, pačiau, kad lemba. Daręs formą, neblogą. O kalbant apie UTMA, pats kokią kovą labiausiai norėjai pamatyti iš šio būtent turnyro, kuri gal labiausiai patiko, kas nustebino? Kas blogiausia, kad nieko nemačiau beveik. Mačiau Vito Karoso su Naujoko kovą. Tai gerai šiaip, ką žinau. Blemba, buvo Muay Thai kova, gal aš pripratęs prie to tokio aukštesnio tempo ir norėčiau daugiau veiksmo. Tiesiog gal trūko man to veiksmo. Bet šiaip... Žinai, 5 raundai gal nelabai to veiksmo labai primėsi, žinai, gal ir tas ir įtakoja, žinai, bet šiaip viskas gerai. Fain, tvarkinga kova, gerai, tikrai. O daugiau nelabai ką ir mačiau. Dar Rimkenzą su Paltaražinsku kažkiek žiūrėjau, bet kažkaip ten nelabai kažką pavyko, labai įdomus pamatyti. Taip tiesiog, nežinau, gal jau pavargęs pats buvau, nelabai norėjau žiūrėti kovų. Šiaip norėjau Martyno Siūno pamatyti kovą, tai sakiau, dar atsisuksiu, pažiūrėsiu, nes tik savo mačiau kovą vieną kartą. Tai įdomu, kaip tas užsienietis, ar ten kažką padarė jam ar nepadarė. Nes toks nepasirodė, kad labai norėtųs ten labai... Trečiam raundė gal kažkiek primitinėt pradėjo savo taisyklės, bet... Bet Jasiūnas gal ir nuleido koją nuo pedalo, žinai, jis kažkaip jautė, kad tikriausiai pasiėmė, tai taip nuleidęs biški daugiau į perėjį į gynybinį žaidimą tokį tai. Tai va, tas ir neteko labai, nes realiai nelabai mėgstu eiti ten prie savo kovą, žiūrėtų kovų. Šiaip jaunimas gerai auga, sakė visi, kad konkurencingos kovos lygiavertės tikrai, tai smagu, jie visi išsiaiškina, ir ta prasme vis laiką yra kažkoksai, kaip sakau, konkurencija. Gerai, ta konkurencija jinai kelia lygį ir jinai dabar yra, nes vienu momentu aš galvau, kad jos visiškai nebėra tarp lietuvių, bet tikrai jaunimas ir diktuoja vienas kitam, tokiu, žinai. Tai, smagu, tik tais, žinai, reitingas, tas kažkoks dabar yra ten, tai nežinau, ten tas reitingas. Ten, sakai, dabar pralašiau, tai mane gali išmesti iš to reitingą. Tai išmeskite, vis tiek 2-1, dabar koks ten bus rekordas. Tai
Drastiškai tai gal nereikia. Tas reitingas be nereitingas, žinai. Ne, šiaip galvoju, kad, dabar kalbėjome apie tai, ką matėm, bet ko nematėm, tas įdomu, kaip, vis tiek norėjom pamatyti tą Narausko ir Dirkščio kovą. Tikrai norėjau, aš irgi pamatyti ją. Matėm pirmą kovą, kažkaip dabar tą 5 raundai, kažkaip man tas 8 kilų galvoju, čia bet matau, kad galiu pasakyti, Dirkštys nėra profesionalas visiškai ir va čia ir pasirodė, kad kaip influenceris, kaip socialiniai erdvėjai, tipo, viskas okei, jisai čia daro šou, aš tikrai, nesakau, kad jisai kažką labai čia šūdo daro, viskas gerai, populiarumas auga, bet kaip kovotas, tai visiškai parodė visišką neprofesionalumą ir realiai čia iš karto krenta tavo vertė baisiai, nežinau dėl ko ir manau, Jutimė organizacija turi imtis veiksmų ir tiesiog tokius labai, ar baudas kažkas stiprias duotų už tokius dalykus ar kažką. Paskutinė sekundė toks atsimetimas, tai stiprųjų. Bet ir visas pasirinkimas plano, kad tu per 10 dienų nori numesti savo 10 kilogramų. Suprantu. Dirkšti, jeigu reikia tau pagalbos su svorio metimu ir mytyba, galėčiau pakonsultuoti, nereikia net specialistų, galima tikrai būtų. Galiu kalorijas tau paskaičiuoti, kiek tu reikės suvalgyti ir kaip ten reiks tą maistą sverti. Biški trūksta profesionalumo, aš suprantu, jie jauni, aš irgi jaunas buvau, irgi nesąmonės dariau, bet aš, tik tiek, kad išlikau profesionalas ir nei karto nemisinau svorio, ta prasme, nebuvo taip, kad užlipčiau ir sakyčiau, kad pusę kilo ten, niekada gyvenime nesu per daug svėręs. Kas girdėjo, tai mano priešininkas kilogramas svėrė daugiau, tai ten irgi biški gavo baudos, bet liūna buvo, kad jisai kilų daugiau svėrė, o aš paskutinį 100 gramų dar atvykęs į svarimus mečiau, blemba, tai tas labai liūdna buvo, nes man tikrai reikėjo pasikankinti, tai toks, galėtum sakyti, kad čia minusas į mano, biški, daržinė gavosi, kad aš turėjau daugiau pasikankinti prieš šitą kovą, bet, čia nepasiteisinas, tikrai, kaip sakau, čia nebūtų kalbos. Tai ką, ačiū Dievui, kad atvykai. Ir už ką labai smagu visą laiką, kad pakviečiai. Prasukai, kaip sakant, užbėgai 5 minutėm, prakomentavai savo kovą, ką mes palinkėsime tau sėkmės birželio 1 ir žiūrovai, kas norite paremti Deivio treniruočių pasiruošimą, stovyklą, visą, tai galite tai padaryti per jo Contribui platformą, jį susirasti Contribui, man atrodo, Deividas Danila, tiesiog esi pasivadinęs ir viskas. Ir jeigu kas prijaučia ir nori kažkaip atsidėkoti arba įsigyti tas pačias smaikutės tokias prisidėti prie jo stovyklos, tai be my guest. Jeigu neprisidedi, tai ant balų savęs tai net negali vadinti. Dėkui. Ir ką, ačiū, kad keliat populiarumą vis tiek sporto komentuot, atrodo gerai. Tai ką, grįžtume į savo įprastą ritmą. Tai ką, geras komentaras iš pirmų lūpų. Iš pirmų lūpų geras komentaras geras iš pirmų lūpų. Pirmos lūpos komentaras. Gerai, ką, judam toliau, kaip yra naujokas, Ernestas naujokas prieš Vitą Karosą. Turėjo būti nepagrindinė vakaro kova, gavosi, kad pagrindinė. Bet nematau nieko blogo tame. To, kad nebuvo tiesiog pagrindinės kovos, bet pati 5 raundų kova tikrai buvo gera. Žiauriai gera, 5 raundai, bet kurią pusę galėjo bet kada pasisukti. Jo. Toks atrodė vaizdas, kad bet kada gali įvykti, žinai. Kažkas. Tų taiklių smūgių tikrai netrūko. Pirmą raundą jie taip lėtai, žinai, pradėjo ir aš galvoju, kas čia vyksta, kodėl jie taip atrodo lėtai tada. Ai, tiesa, 5 raundai. Turėsime šitą grožį 5 raundas. Tai ką galiu pasakyti, pirmas raundas Karoso tikrai buvo pranašumas. Labai pasimatė, kad Karosas buvo Tailande, labai gražiai atidirbinėjo, labai gražiai pagazdinimus darė, kitinėjo, jalkų nemeidinėjo. Tai toks pirmas, ką atkreipčiau dalykai, yra tas klinšas atrodo pagerėjęs.
Tai tie pagazdinimai, tie stovėsenos, žinai, keitimai, iš stovėsenos keitimo gazdina, žinai, ir prigaudinėja iš alkūnių, žinai, įeidinėja į artimą kovą, tai irgi kažką parsivežė tikriausiai. Labai stipriai parsivežė. Labai patiko man tas toks, va, ko ir tu tikiesi, kad kovotojas grįžęs iš Tailando, kad jis atrodys va tiek va geriau, žinai, va tiek va geriau. Tu paskutinę matėjai jo kovą su Didika, kur atrodo, blemba, gal čia jam, pradėjo apžaidinėti, bet apžaidinėti pradėjo iš tos kickbokso pusės, žinai, savo kitos, tiesiog, kad turėjo, kad daug, gal įvairia pusiškesnį, žinai, kažkaip, o čia va grinai muitai žaidimas ir atrodo, jis jau įsivažiavęs. Tai labai patiko, ką Ernestas ką parodė savo aštrias alkūnės, gaila tik tais, kad jas dažnai laikė susidėjęs tas 5 raundus, nes realiai tai pasiėmė 3 ir 5 raundą, gal 4 dar toks irgi, gal kažkiek apylygę kovą primetė, gal per mažai buvo aktyvus, nežinau. Bet, 3 raundą tai tikrai dominavo. Ne, 3 raundą iš pasiėmė. Perėmė tikrai. 4 toks dar, bet 5 raunde man netgi atrodo, kad kaip jis užėjo stipriai tomis alkūnėmis ir visą raundą dirbo tą tokią, paskutinį raundą ir visas jėgas, kiek tik turi atidavinėjo ir jis tikrai turėjo, aš manau, vienu momentu turėjo netgi karosui skaičiuoti ir eiti, nežinau, ekstra raundą, tipo 6 raundą duot, bet būtų per brutalu gal. bet brutalu tikrai būtų. Nes 5 raundus stiprius apturėjo dar 6, bet tas 5 raundo šturmas, tai įsimintiniausias kovos momentas man yra 5 raundo šturmas. 5 raundo šturmas, jisai iškėlė tų klausimų, kad kažkiek gal jo tas ekstra raundas, bet kažkaip man taip asmeniškai žiūrint pelnytai visus raundus taip atidavė, kam turėjo atiduoti. Aš nematau, kad... Čia toks va, momentas, kur buvo gal kur kai labai stipriai užžydinėjo ir gal turėjo paskaičiuoti, bet iš kitos pusės, jeigu tu per ilgai neatsakiniai, tai mėgėjai, tai taisyklėse duoda, žinai, pagal mėgėjais. Čia profai, čia tikriausiai turėjo arba paguldyti ant žemės, kad gautum tą skaičiavimą, arba kad pradėtų kristi svirduliuoti, žinai. To teisėjas nepastebėjo ir jokio skaičiavimo nepradėjo. Tai nebuvo ten aš. Aš manau, kad irgi. Gal kad ne, kaip ir sakė, neatsakė. Jo, už neatsakymą, gal nepraleido, gal į gynybą tiesiog, ar kažkas. Kažkaip gal stabdyti, galėjo ir nestabdyti. Toks, toks jo 50-50, žinai, čia jau nusprendė teisėjas, žinai, pagal. Jo, jis matė geriau, šalia stovėjo, žinai. Taip. Aš kaip iš žiūrovo perspektyvos atrodo, kad vienu momentu, kad gal, bet gal ten matė, vis tiek pamatai tu kovoto akis, ar jos vaikšto šaratai, jau ten kaip pažaisliuką, ar jos dar normaliai veikia, tai matai normaliai veikia, viskas tačiau gerai. Pati vakaro 5 raundų kova, ta vakaro 5 raundų, žinai, kova tai tikrai neprisvilė, žinai, blyną. Ne. Tikrai patiko, tikrai gerai. Ir po tą kovą vyko po Mato ir Rimkenzo kovos, tai irgi tokie vėl įvedė į kažkokią technišką pusę, žinai. Atrodo, jauni kovotojai turi tos nedidelių, man atrodo, abudu apie 10 kovų yra surinkę kažkas profesionaliam ringė. Jeigu neklystu, žinai, ir tą visai kovą parodė savo, žinai. Tai techniška tokia, kurią rodo jau labiau pažengę kovotai, tai labai man patiko to, žinai, kad tie jaunuoliai geram kely eina į priekį, galės, beje, dar ir sekantis svečias lygtis pas mus kaip ir suderintas su čempionu, visas klausimynas, tikiuosi neprisikalbėsiu, tikiuosi neprisivesiu čia savo galvos, bet lygtais turėtume pakalbėti, gal dar daugiau papasakos mums apie šią kovą pats. Ir kaip pasikeitė jo gyvenimas, kaip apvertė įtimėjai jo gyvenimą. Jau kaip Bilzerianas, žinai, Jo. Magregoras. Kauno Marės, žinai, su tuo katamaran, modeliu prisistatė, žinai, tų 100. Ką dar turim komentarų apie šią kovą? Tai nežinau, kad vis tas... Labai nesinori išsiplėsti, blemba, aš manau, kad atsiras tos kovas vis tiek ir YouTube'ai pamatysite, apie ką kalbam. Techniškumo prasme, tai kažkiek Vitas tikrai techniškiau atrodė, daugiau gal išrinėjo, bandė apgauti.
Nu, atrodė Ernestas toks tiesiai einantis labiau kovotas, bet tuos 3 raundus, kuriuos laimėjo, techniškesnis buvo Vitas, o tuos 2 raundus buvo Ernestas, žinai. Va. politiškai korektiškas. Taip, politiškai korektiškas, bet taip yra, žinai. Ne, taip yra. 5 raundą tai tikrai pelnytai laimėjo Ernestas, žinai. Tas alkūnės, tai šis. Atrodė, kad tikriausiai kampas, žinai, pasakė, kad gal kažką, žinai, paminėjo, kad reikia spausti, reikia dažnai knockouto, reikia knockdowno, reikia kažko, žinai, ir matėsi, kad su užsidegimu visai kitų išėjo į 5 raundą, žinai. Tai man tai tas sakau, neprisvilęs blynas, labai smagu, kad 5 raundų kova, žinai, titulinė kova ir tos visus 5 raundus, žinai, jėgų tikrai rado, žinai, va tas va labai patiko. Kad... Iš tikrųjų netrodė išsekė, žinai, po 5 raundų. Tai va, kaip, žinai, čia šnekėjom kažkada, kad čia tie 5 raundai gal per daug, gal čia kažkas, bet, matosi, kad, randa kovotai, turi tos staminos, tie aukščiausios lentynos kovotai, tie, kur, žinai, jau... Pasidėliojo tikriausiai ir savo tiesiog planą, kad pirmus 2 raundus gal apsiuosite ir po to sekančius 3 pradėti jau tą rimčiausią kovos dalį, žinai. Yeah. Ir tiesiog, kas mokėjo pasisaugodama savo energiją, ištaškuoti geriau. Tai čia jau strategija, 5 raundai tai nėra tiesiog ateiti. Taip, tai va, gal tiek apie tą turnyrą praūžusi. Kokį, dar turime paskutinę, taigi vakaro kovą. Dirkstys ir Merauskas. Tai kas? Tai neįvyko sveikatos problemos. Danila perdavė žinutę, žinai, kažkiek pasakė savo. O mes tai, ką galim pasakyti, jeigu sveikata, tai tikriausiai reikėtų ją žiūrėti pirmą, tai linkime Dominikui pasveikti ir tobulėti toje dalyje, kuri susijęsi su svorio metimu, kad teisingai kitą kartą viską teisingai pasidarytų ir nepasikartotų šios problemos. Gyveni ir mokaisi, žinai, tu niekada neplanuoji tokių dalykų, kad atsikelsi su bloga sveikata, visą laiką, žinai, planuoji, kad atsikelsi pilnas jėgų, ypač, žinai, kovos dieną, kur tikrai, žinai, daug begalę pastangų įdėjai, kad jai pasiruoštum, žinai, ir jeigu tu jauti, kad tu nesi 100% pasiruošęs, tai, ir žiūrovai tikriausiai turėtų suprasti, kad, tikrai neplanavo, tikrai neturėjo kažko suplanavęs geresnio tą vakarą, žinai, kad eis kažką veikti, žinai. Ne, tai pats Mindaugas sakė, taigi iki galo buvo pasiruošęs ir galvojo, kad čia tą pačią Dominiko yra triukai, kad jis čia tiesiog taip, kažkas. Tai jisai, sakau, Dominikas, sakau, gyveni ir mokaisi, jaunas yra, jaunas bahuriukas yra. Svarbiausia, kad padarytų išvadas. Išvadas, manau, tikrai padarys ir gal ne, jisai, žinai, išreiškia, kad taip čia drastiškai tą svorį, žinai, numetė čia iki to. Matyti, toliau reikia daryti tokių kilogramų, žinai, čia tipo iki tiek kilogramų, tai sutiko kovoti, žinai, bet tai aš manau, kad nieko ten baisaus nėra tiek nusimesti, žinai, yra baisiausia, kai nusimeti per tokį trumpą laiką. Per greitai. Organizmas tavo tikrai sustreikuoja ir net laiko, žinai, what the fuck, žinai, seniai. Daugiau disciplinos, iš didesnę distanciją pasirinkti, nuo kada tau reikia pradėti mesti tą svorį, aš manau, viskas bus gerai. Ir pamatysime šią kovą kitame turnyre. O Mindaugui ką? Tik tai labiau pagalasti savo ginklus, ir priaugti dar jėgos, priaugti dar svarą, gal nereikia augti. Jėgos priaugsi ir pliusinti staminą į UFC žaidime. Tai va, kaip tau šiaip pats turnyras? Kadangi buvau viduje, šį kartą dėja nepadarėme insight. Ne, tai kas čia dėja, ne, aš tau taip pasakysiu, tai ką dėja. Nori, kad darytume insight, nori turinio, nori šaiką, žinai, bet tai tie rėmimai, kaip ir, žinai, nueikit jūs į tą, žinai, į tą kontribį, ir pažiūrėkit tą video, paspauskite tą laiką, subscribe, žinai, nieko jums ten tie paspaudimai nekainuoja, kontribį irgi tikrai nenubednėsit, žinai, kad ten užmesi, žinai, kažkiek ten to, žinai, kapeikytės. Tai nėra čia mums, kad mes čia pliusuotume į savo kišenę, kad iš to gyventume, žinai, darome dėl jūsų, o čia viskas tas, norisi kokybiškai daryti tą, žinai, o be jūsų kokybės, mes dviese kiek galim, tiek darom, žinai, tai va šitą tokį nefilmuojam, nedarom, sekantį matysim, žinai. Ar padarėt išvadas? Sekantį matysim, ar jūs padarėt išvadas? Šiaip tai... O šiaip pats renginys, pats viską, halė buvo perpildyta, nežinau, kiek laiko jinai dar laikys tokį žiūrovų antplūdį. Vienas dalykas man patinka halėje, kad
visi yra glaudžiai ir kartu, žinai, ir tą halę įsielektrina. Šį kartą iki elektros įsielektrinimo visiško kažkiek pritrūko. Nežinau ko, aš taip iš žiūrovo perspektyvos ir kaip matydavau, tai ultrų gal pritrūko šį kartą, bet ne visi kovotojai turi ultras, tai čia vienas momentas, kitas momentas. Atrodo, kad tik tais publika įsibėgėja ir gauname pertrauką, o pertraukos biški gal netgi per ilgos pasidarė vien dėl to, kad dar parodo ir spaudos konferencija gyvai, žinai. Tai kaip ir įdomus spaudos konferencija, bet gal kiek ir per ilgai, ir visi nusimuša tą hypą ir tada vėl iš naujo bildina, žinai, per tas keletą kovų ir vėl tada pertrauka. Ir toks, blemba, gal arba trumpesnis pertraukas, arba mažiau pertraukų, arba kažkaip pasidalinti. Nežinau, čia organizaciniai tokie klausimai, žinai, čia ne mano sritis. Tai viskas buvo tobula, aš irgi, žinai, įsiterpsiu, viskas buvo tobula, pertraukos, kaip ir sakai, per ilgos, kartais jų nereikėjo, nes, kaip ir sakai, nusimuša tas hypas, žinai, atrodo, kur jau tik, žinai, jau tu važiuoji ir tau reikia fotoradaras prilėtinti. Ko aš pasigendu, žinai, tai to pasirodymo, gal pertraukos metu mažiau, tu, žinai, rodymų ten tų į spaudos konferencijų, kas norės, tas pasižiūrės, žinai, per YouTube ar ten per jūsų kanalą, kas, žinai, pasidalins gal kažkokį tą koduką, žinai, ten viskas sukelta yra, tai gal aš to pasirodymo, žinai, kažkiek pasigendu, nes jau buvo tapusi kažkaip įtimi organizacijos, žinai, tokia kortelė, kad ateini ir gauni pliusas dar, gauni pasirodymą, žinai, tai paimtų tą, žinai, įvą, paimtų tą Kučinską, paimtų tą, žinai. Nu jo, šou elementą tą tokią prideda. Grupę balių, žinai, paimk, žinai, tą, kad su gitara, su skrybelė pagrotų, žinai, Clarką, žinai, nu kažką. Žinai, kas dar man patiko? Kas buvo diržai padėti įeini, žinai, ir diržai padėti ant pakilos ir abu diržus galėjai apžiūrėti. Ta prasme, visi žiūrovai galėjo apžiūrėti diržus. Nebuvo. Tai kitose organizacijose to nepamatysi. Aš nežinau, ar netgi gal kokiose ten Amerikoje ar ten, nežinau, Tailande, ten One ar UFC, po kokiu gal stiklu ir būna padėti jie. Tai žinai, bet čia buvo padėti be jokio stiklo, galėjai ateiti pasižiūrėti vienas apsauginis, kad tik gal neliestum, o šiaip tai viskas gerai, renginio profesionalumas kiek viduje, tai nublemba. Viskas top lygis. Iki smulkiausios detalės. Aš nežinau, tokio profesionalumo apie kovų menus tokiame lygyje dar šau nebuvo čia Lietuvoje, aš manau. Kažkiek publikos aš pasigėdau. Jo, šį kartą gal. Bet gal tikriausiai taupėsi publiką. Gal pagrindinės kovos, gal kiek numušė to, kad nebuvo, bet irgi pranešė iš anksto, ne paskutinę akimirką, nes ne piktą publiką paliko, žinai, kad nes paskutinę akimirką būtų pranešę, tai gal iš vis būtų koks įsitis, o po to pranešė, dar gavai 2 kovas, tai tokį biškį suvaldė gal tą dalyką. Ką žinau, įėjimai man labai patiko Rimkenzo įėjimas su Pokemonu. Su Pikachu, tas dar parodymas vienu momentu buvo per tą didįjį ekraną, žinai, rodo, ir tipo abiejų kampų kovotojus rodo perskirtą liniją, žinai, ir tu vienu metu galėjo būdų žiūrėti. Tai irgi toks, išnaudojimas tų resursų, ką tu turi, tai rodo, kad jie galvoja ir žino, ką daro. Tai tas smagu. Tai va, ir kad parsiveža gerų idėjų ir juda į priekį. Geros idėjos, žinai, šį kartą irgi nesakė kovos to galėtų prieš raundus, tai tas irgi labai patiko, žinai, žiūrint per TV, žinai, tai daugiau intrigos, nes po kovos, kadangi baigėsi teisėjo sprendimu, tai toksai lauki, net pats nežinai, pats savo mintysė susigalvojęs, pirmą raundą tas laimėjo, antrą raundą tas, ypač žiūrint, žinai, pagrindinę vakaro kovą, 5 raundų, tai ten iš viso, žinai. Niekas neaišku, tau taip galvoji, ten tą laimėjo ir tau pasako, žinai, taip po kovos, žinai, tai žiauriai tas patiko. O šiaip viską, sakau, neturi prie ko prikipti, gal norėtųsi kažkokią pasirodymą. Kokį Kučinską, blem, Cicina išmesa. Ne, gal seniai. Gerai būtų. Tokį netikėtumą, bet aišku, tai tas netikėtumo faktorius kitą kartą priklauso, žinai, nuo kovotojų, nes kokie įėjimai jie padarys. Aišku. Smagu būtų, kad pasiteltų ir šitame momente kūrybos. Tai ką, pravažė dar vienas, Amola Pitakas, smagu pašnekėti apie turnyrą, ką, Šaika, like, subscribe, share, palaikykite, žiūrėkite, nueikite į Contribui, paremkite, nieko, žinai,
nenubednėsite, daug uždirba, čia dabar gerai gyvena, visi su, žinai, makanais važinėja. Visi su makanais, su iPhone'ais vaikšto. Čia auksiniai laikai. Kokybiškai, žinai, padarysim dar daugiau kokybės. Nu. Visa tas, žinai, susideda iš visų mūsų, iš smulkių detalių, žinai, jums tai yra kartais nieko, mums tai yra, žinai, labai daug. Gerai. Užteks čia ubagauti. Užteks čia ubagauti. O daugiau apie visas šitas problemas išgirsite Bėdų turguje. Gerai, Hebra, iki. Iki.